Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Mokesčių inspekcija aiškinasi, ar nepiktnaudžiaujama pelno mokesčio lengvatomis. Daugiau informacijos besidomintiems gydymo įstaigų veikla ir finansavimo. Kino centre garsas lietuviško kino dienos. 250 reidų viešai tvarkai užtikrinti. Valstybinė mokesčių inspekcija vykdo projektą Teisingas apmokestinamojo pelno ir pelno mokesčio apskaičiavimas. Atrinkę rizikingiausias šalies stambiąsias ir vidutinės įmonės, mokesčių inspektoriai toliau aiškinasi jų klaidas. Vykdant šitą projektą, Respublikos mastu buvo patikrinta 200 įmonių. Ir po patikrinimų mokėtojams buvo pasiūlyta patikslinti deklaracijas. Mokėtojai patikslino daugiau negu 18 milijonų litų pelno mokesčio deklaracijas. Ir to pasekoje į biudžetą sumokėta buvo 1,6 milijonai litų. Panevėžio apskrityje buvo patikrinta 30 įmonių ir deklaruota buvo 1,5 milijono litų pelno mokesčio ir to pasekoje buvo papildomai sumokėta 265 tūkstančiai litų. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamento direktorės teigimu, mokesčių mokėtojai dažnai neteisingai pasinaudoja pelno mokesčio lengvata ir kontroliuojančios institucijos tikslas per mokestinius tyrimus be baudų ir be sankcijų sudaryti galimybę suklydusiems pasitaisyti. Įstatymas numato, kad gali būti pelno mokesčio lengvata taikoma tik tais atvejais, kai įmonėse yra diegiamos naujos paslaugos, diegiamos naujos technologijos arba gaminami nauji produktai. Kitas momentas yra, kad galima apmokestinamas pelnas gali būti sumažintas 50%. Kaip minėjau, dažna klaida yra, kad taikomas ne tas laikotarpis. Šita lengvata taikoma 2009-2013 metų laikotarpį gali būti. O buvo, tarkim, viena Žemaitijos įmonė įtraukusi ir 2008 metus. Reiškia, reikėtų ir tai atkreipti dėmesį. Viena dažniausių klaidų, sako kontrolės departamento vadovė, išlaidų tiesiogiai nesusijusių su investiciniu projektu įtraukimas. Taip pat pažeidžiama sąlyga reikalaujanti, kad įrengimai, kuriuos naudoja projekto vykdytojas, būtų pagaminti ne anksčiau kaip prieš 2 metus. Iš patikrinimų, kurie buvo atlikti Panevėžio apskrityje, gal būtų tikslinga paminėti vieną baldus gaminančią įmonę, kuri neteisingai prisitaikė pelno mokesčio lengvatą. Įmonė įsigijo ilgalaikio turto už 600 tūkstančių litų. Ir nepagristai dalį šito įsigyto turto prisitaikė pelno mokesčių lengvatą. To pasekoje susimažino apmokestinamąjį pelną 358 tūkstančiais litų. Mūsų specialistai atliko mokestinį tyrimą ir su mokėtoju geranoriškai buvo sutarta. Ir jis pats geranoriškai patikslino pelno mokesčio deklaraciją ir papildomai biudžetą sumokėjo 70 tūkstančių litų. Mokesčių inspekcijos specialistų teigimu, projekto Teisingas apmokestinamojo pelno ir pelno mokesčio apskaičiavimas uždavinys išsiaiškinti pelno mokesčio lengvatų taikymo tendencijas, dažniausiai pasitaikančias klaidas, taip pat ir piktnaudžiavimo atvejus. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu pakeista teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarimo tvarka. Panevėžio teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojos teigimu pasikeitė ne tik sutarčių sudarimo terminai. Pagrindiniai pasikeitimai tai yra tie, kad mes anksčiau stebėtojų tarybai kompensuojamų paslaugų mastą turėjom pateikti iki spalio 1 dienos, o dabar šitą mastą pristatysime stebėtojų tarybom iki gruodžio 1 dienos ir paslaugų mastą paskelbsime internete. Ir lygiai taip pat, kada pasirašysime sutartis kitais metais su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, savo internetinėje svetainėje turėsime paskelbti, su kokiamis įstaigomis mes esame sudarę sutartis, kokiom paslaugom ir kokiai sutartiniai sumai.
Šito anksčiau nereikėjo skelbti sutartinių sumų, tai va dabar gyventojai galės patys pasižiūrėti, kokiom paslaugom, kokie pinigai yra skiriami gydymo įstaigom. Nors ir dabar teritorinės ligonių kasos internetinėje svetainėje yra skelbiama, kokias konkrečias paslaugas teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, naujoji tvarka reikalaus detalumo. Be to sukonkretinta, kuriuo atveju teritorinė ligonių kasa nesudarys sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Jeigu įstaigos yra per 3 metus padariusios pažeidimų, tai yra, sakykime, sutartinių pažeidimų iki 10% sutartinės sumos, tai reiškia su tokiamis įstaigomis, pažiūrėję tendenciją per 3 metus, mes galime nesudaryti sutarties. Tas 10% nuo sutartinės sumos tai yra gana ženklios sumos, tai pakol kas pritaikyti šios nuostatos niekada nereikėjo. Pakeitimai, tvirtinama, aiškiau reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir teritorinių ligonių kasų sutarčių sudarimą. Be to, įpareigoja suteikti daugiau informacijos besidomintiesiems gydymo įstaigų veikla ir finansavimu. Kino centre Garsas lietuviško kino dienos, todėl iki lapkričio 10-osios žiūrovai turi galimybę pamatyti naujausius, per pastaruosius porą metų sukurtus vaidybinius, dokumentinius, ilgo bei trumpo metražo filmus. Dar šią savaitę žiūrovai spėtų pamatyti Atsisveikinimą, beje, panevėžiečių režisieriaus Tomo Donelos filmą, taip pat trumpametražius filmukus kurtus studentų arba šiaip tiesiog pradedančių režisierių. Taip pat turime šių metų pasididžiavimą, tai patį naujausią Audriaus Stonio filmą Raminas. Jis pasakoja apie vieną gruzinų imtynininką ir, tai dokumentinis filmas apie gruzinų imtynininką, kuris jau pasenęs, jis jaučiasi vienas ir važiuoja į kaimą ieškoti savo buvusios meilės. Labai toks romantiškas, dramatiškas, bet labai geras dokumentinis filmas. Lietuviško kino dienas, o anot organizatorių mini festivaliuką, atidarė visas pulkas filmų kūrėjų. Ypač šiltai poezijos mėgėjų sutikti Fijoklos judantys eilėraščiai. Filmas sujungęs literatūrą su vizualika. Rytoj bus tarsi, ne tai, kad festivalio uždarimas, bet toks tarsi dar vienas labai smagus renginys su Vytautu Landsbergiu, su garsiu poetu, režisieriumi, rašytoju, bardu. Jis žadėjo čia ir gitarą pagroti, ir padainuoti, tai labai lauktume visų žiūrovų ateinant, nes ir parodys dar savo 2 filmus – Partizano žmona ir Baladė apie Daumantą. Baladė apie Daumantą yra jo senas filmas, tačiau jis, kaip minėjo, išdavė keletą detalių, kad jis padarė jį tiesiog žiūroviškesnį dabar jau. Šiek tiek sutrumpino, ten kažką pakeitė ir labai dega, nekantrauja pristatyti tą filmą. Iškart po lietuviško kino dienų, kino centre Garsas prasideda dar nesyk čia nesisvečiavusios kazachų kino dienos. Tvirtinama, kad atvežami unikalūs, geriausi kazachų filmai. Spalį Panevėžio miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus darbuotojai tikrino, kaip buvo laikomasi gyvūnų laikymo, automobilių stovėjimo gyvenamosiose zonose ir kiemuose, miesto tvarkymo ir švaros, triukšmo prevencijos, prekybos viešosiose vietose taisyklių bei kitų pagal kompetenciją skyriui priskirtų teisės aktų reikalavimų. Užregistruotas 91 gyventojų pranešimas, atlikti 254 reidai ir patikrinimai, surašyti 38 administracinių teisės pažeidimų protokolai. Iš jų daugiausia 30 dėl automobilių stovėjimo tvarkos, 5 vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą, 2 miesto tvarkymo ir švaros pažeidimus, 1 už savavališkus kasinėjimus bendro naudojimo teritorijose. Primenama, kad miesto gyventojai dėl gyvūnų laikymo, miesto tvarkymo, stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose, atliekų taisyklių nesilaikymo gali kreiptis į viešosios tvarkos ir kontrolės skyrių, taip pat ir elektroniniu paštu viešoji tvarka @panevežys.lt.